Jie nekalba. Ko gero, tai yra viena iš top 3 priežasčių, kodėl vadovai nusprendžia, kad one-on-one su komandos nariais daugiau nedarys. Bet tai yra ne todėl, kad komandos nariai neturi ką pasakyti arba kad nenori kalbėti. Paprastai jie nekalba, nes bijo pasiekmių. Paprastai jie nesijaučia saugus arba nesupranta, kam to reikia. Galbūt net ir anksčiau yra bandę kalbėti su jumis ir nepavyko. Ir tada man norisi atgręžti veidrodį į vadovą. Nes čia apie jūs, apie tai, kaip jūs gebate sukurti saugią erdvę ir pasitikėjimą. Apie tai, kaip gebate klausyti ir parodyti, kad jums rūpi jūsų komandos narys. Apie tai, kaip gebate pripažinti, kad esate neteisus ar suklydot. Apie tai, kaip galite atvirai atsakyti į nepatogius klausimus. Būtent tokiose situacijose labai pasimato, kiek saugu pokalbėje su jumis. Tai klausimas jums. Kiek duodate savo laiko prakalbinti žmogų?